Senųjų LDK dokumentų paraštėse išliko nežinomų raštininkų pieštų iliustracijų, šaržų, gyvenimiškų scenų piešinukų. Tikriausiai juos piešdavo nuobodžiaujantys archyvistai iš neturėjimo ką veikti arba slėpdami palieto rašalo dėmes. Kai kurių dokumentų paraštės puošia aukšto meninio lygio iliustracijos, kurios gyvai mums pasakoja praeities istorijas. Prie tokių piešinių priskiriama medžioklės scena, pavaizduota 1627 metų Kauno Vaito knygoje. Deja, tokių piešinių išliko nedaug. Kai kuriuose piešiniuose meninio profesionalumo nėra daug, tačiau kasdienybę tiriantiems istorikams naudingi iš gyvenimo atėję vaizdiniai. Kontušu apsirengęs barzdotas bajoras tartum pasakoja mums apie 18 amžiaus madą, o po 1733 metų politinių eilėraščių pavaizduotas verkiantis jaunuolis nešioja ilgus plaukus arba net peruką.